svečiai. Turim tokius produktus šiandien. Čia yra kmynai, kuriuos mes sugrūsim. Čia turim prieskonius. Turim paprikos, turim pipirų, turim kurkumos tokios, turim azafrano, druskos. Čia yra mesikė, dviejų rūšių yra sprandinė ir, kaip ten jis vadinasi, papilvės lėsa mėsa, sekreto, briliatinių ryžių, česnaką, morkų, svogūnų. Mes viską tą dabar nusivalysim ir susipjaustysim. Imsim paprastą aliejų. Na, mes prasiplojam ryžius per 5 vandenius. Dabar čia turim labai karštą vandenį. Dabar pilam ant ryžių ir paliksim apie 20 minučių prieš dėdami. Taip pat turim čia dar razinkų. Mes už pilsim su šaltu vandeniu ir paliksim biškai, tegul mirksta. Na, turim daržovės nusivalę. Dabar mes jos česnaką nusiplojam. Dabar mes susipjaustysim, taip pat mesikį, susigrūsim kmynus mūsų. Ir čia, kur mes gaminsim mūsų plovą, čia turi 200 gramų aliejaus. Pilasi biškai mažiau, ant pusę kilogramų ryžių 200 kaip tik bus. 150 gali pilti. Ir dėsim kaisti. Na, čia turim raugytus marinus agurkus, alyvuogės, darysim salotas. Mūsų aliejus kaito. Aliejus jau beveik kaito. Mes turim būtinai nudeginti svogūną, taip gerai užkepinti. Ar deginti beveik. Paskui ištrauksim lauk. Čia, kad aliejus pasimtų svogūno kvapą. Aromatą. Nu, svogūnas mūsų jau beveik iškepė visai, mes įtraukiam lauk. Mums jo nereik. Mėsą turi kepti ant karšto aliejaus, nevirti, metam mėsą. Na, tegul kepas, mes ją atskrūdinsim, gelso atspalį turi, kad tai tegul dabar kepą nesūdom, nieko nedarom. Na, mesikė mūsų apkepė, normaliai, dedam svogūnus. Viską sumaišom ant didelių džiūrių, kad mums nevirtų, o keptų. Ir dedam mūsų morkas. Irgi viską permaišom. Ir laukiam, kol mūsų morkas suminkštės apkelviškis. Gali praeiti 15-20 minučių. Irgi didelį. Dabar dedam mūsų prieskonius. Dedam viską, ką sakiau, visus kartus. Tas mūsų patarmasas bus. Biškai reikia daryti, sudedam kmynus, trintus. Reikia daryti biškai į sūrąją pusę. Todėl, kad dasidės ryžiai, paskiau paragausim. Kaip gausiu, čia dar biškai pakeps porą minučių mūsų prieskoniai, kad atsidarytų jie visi. Kad duotų savo skonį, porą minučių dar pakepsim ir žiūrėsim. Tai va, jau čia viskas mums pasiruošė, dabar pilam vandenį, būtinai verdantį, kad nenutraukti gamybos proceso. Pas mes vanduo verda jau, taip kad apsemtų, va viskas apsėmė, tai gerai. Nu, dabar dar mažų dujų, tegul pas mumis tušinas viskas, verda. Nu taip, čia man pavirė 35 minutės, galvojau, kad viskas bus gatava, dabar dedam ryžius. Dedam visus.
Išlyginam juos. Biškai padarėm suresnius, kol ryžiai pasimta savo. Tai dabar pilam vandenį, vėlgi virintą, ne virintą, o verdantį, kad nesustabdyti procesą. 1 centimetrą virš ryžių, 1,5. Prigarasim, tai kad nesusimaišytum. O taip pat užteks. Ir viskas, dabar laukiam, kol sugers vandenį mums visą trauks. Na, užžiūrė gerai mums, dabar uždengiam ir kepam. Nu, ryžių vandens sumažėjo ryžiuose, dabar mes dedam galvutę svogūnų. Tai galvutę česnako, taip įmetam į vidurį, ir apdedam su ryžiais. Dabar ant mažiausių dujų, perdėsim ten. Mažiausių dujų, uždengiam ir paliekam maždaug ant 20 minučių, ant mažiausių dujų, 20 minučių. Na, žiūrim, kas čia gavosi. Pasaka. Viską permaišom. Česnaką galim išimti jau, kas norės. Pasaka gavosi. Tikras uzbekiškas plovas. Su razinkom. Ryžiai birūs. Dabar duodamės. Uždengiam ir duodam pastovėti 10 minučių. Tai dabar paimsim tokią gilią lėkštę ir prezentuosim mūsų plovą. Dėsim ir išversim visą. Nu, jau galime eiti prie stalo. Ir pažiūrėkit, kokia čia pasaka gavosi. Tikras uzbekiškas plovas su razinkom. Na, prašau. Nu ir mūsų raugintus marinuotus agurkus su alyvuogėm. Pašlakstysim tuos su alyvuogių aliejum. Ir nieko nedėsim daugiau. Na, prašau. Skanaus ir iki sekančio. Iki.